Sveiki, aš esu Aleksandras Nemunaitis, partijos Lietuva visų pirmininkas. Šiandien svarbiausia žinia turbūt kas vyksta, tai yra protestas prieš LRT užgrobimą. Taip maždaug skamba iš protesto organizatorių ta priežastis, dėl ko jie susirinko. Aš manau, kad tiesa, kaip dažniausiai, yra kažkur per vidurį. Irgi bandau šį kartą būti tam tikrų mediatorium. Taip esu skeptiškas dėl LRT veiklos, taip susipažinęs su audito išvadom, manau, kad ten yra esminiai pažeidimai, kuriuos reikia taisyti. Lygiai taip pat susipažinęs su tom pataisom, kurias siūlo Seimo nariai padaryti atitinkamai LRT įstatymę. Ten iš esmės su daugeliu sutinku, netinka man tik tai galbūt iš tokių labai akivaizdžių, kad 6 iš 12 tarybos narių turi būti tam, kad galima būtų pašalinti direktorių. Aš manau, kad mano siūlymas būtų 7, reiškia iš 12 7, kad reiškia, jeigu daugiau negu pusė, tai ir viskas to užtenka. Ar reikia ten 8 iš 12, nežinau, čia paliksiu, mano nuomonė yra 7. Tai kaip priimant darbą, mano logika labai paprasta. Priimant darbą, balsuojant už direktorių irgi reikia 7 balsų, tai ir atleidžiant turi būti, man atrodo, tokia pat tvarka. 7 balsų iš 12 užtenka tam, kad suprast, kad tavęs taryba nemėgsta, nenori, net nesvarbu kodėl. Iš 12 priimanų tarybos narių yra jie iš skirtingų institucijų organizacijų siūlomi, 4 siūlomi prezidento, 4 yra siūlomi Seimo, 2 pozicijos, 2 opozicijos ir 4 iš visuomeninių institucijų. Irgi labai svarbu pabrėžti, kai dabar irgi sako, kad dabar paims Žemaitaitį su socdemai ir pastatys savo žmogų, tai nėra taip paprasta ir nežinau, iš vis yra realu, nes šiuo metu nei Žemaitaičio, tai reiškia Nemuno aušros, nei socdemai savo atstovo neturi. Jie savo atstovus galės deleguoti 28 metais, bet lygiai taip pat 28 metais mes turėsime ir naujus Seimo rinkimus, taip kad net nežinau, kiek tai bus aktualu. Šiuo metu atviršiai iš Seimo deleguoti atstovai yra būtent Tėvynės sąjungos ir liberalų. Man atrodo vienas, jeigu aš gerai prisimenu, dar yra valstiečių ir žaliųjų. Tai va, taip kad ten tikėtis, kad dabar staiga padarius pakeitimą įstatymę, kad tiesiog įvyktų kažkokia revoliucija, aš asmeniškai to netikiu. Bet šiandien noriu pakalbėti šiek tiek kitą temą. Kad mes turime tiek susiskaldimo Lietuvoje, kad aš manau, kad tiesiog atėjo laikas mums kažkaip ieškoti kažką vienijančio. Tarsi mes turime išmokti spręsti tas problemas, nesiskaldyti toliau. Nes jeigu matote, kaip reaguoja į pasaulio įvykius Jungtinės Amerikos valstijos, kurios iki nepresniausiai buvo laikomos akivaizdžių mūsų sąjungininkų ir neva saugumo garantų, dabar matom, kad iš esmės linkusi Ameriką palikti Europoje spręsti jos, tai yra Europos reikalus jai pačiai. O patys labiau turbūt koncentruojasi į Kiniją, į šitą pusę, į Ramiojo vandenyno teritoriją. Ten irgi yra atskiri susitarimai ir mes gal mažiau apie tai kalbam, bet problemų su Kinija turi ir Vietnamas, ir Filipinai, ir Indonezija, ir Japonai. Tai Amerika nusprendus, mano manimu, sukti labiau ten, o Europai, kaip jau ir minėjau, palikti pačiai tvarkytis. Tai jeigu mes turim tokį agresyvų kaimyną, kuris vykdo karą prieš Ukrainą, tai aš manau, kad mums tikrai reikia kažkaip išmokti spręsti problemas, susitelkti, nes priešingų atveju būsim labai labai lengvas grobis bet kuriam agresoriui. Taigi, dabar turime situaciją dėl LRT, kai vieniems atrodo, kad jau yra LRT užvaldytas ir atstovauja kelias partijas. Aš galbūt irgi kažkiek pritariu šitai nuomonė, bent jau man taip atrodo, kad gal ne tokią retoriką naudočiau, bet man atrodo, kad LRT nėra objektyvus, yra palankus minėtoms partijoms. Kitai pusiai atrodo, kad čia tu ateis piktasis Žemaitaitis, prasidės rusiškas naratyvas ir mes iš esmės informacinę erdvę atiduosime rusams, prorusiškiams ir taip toliau. Tai toks keistas dalykas, iš tikrųjų, turbūt turi pagrindo ir vienų ir kitų baimę, aš būtent vardinčiau tai kaip baimę, kai vieni bijo, kad jau užvaldyta, kiti bijo, kad tu užvaldys. Tai žmonės paprastai tuomet negirdi argumentų, jie pasiduoda emocijoms, pasiduoda tiem
nuomonių lyderiams, kuriais iki šiol pasitikėjo. Toks labai keistas reiškinys, bet jis dabar vis daugiau psichologinių knygučių, straipsnių apie tai, kaip žmonės visgi pasiduoda propagandai. Tai iš esmės susiveda į tai, kad žmogus yra kažkoks jums teigiamas personažas, jums patinka, ką jis daro, realiai tuomet bet kokį jo pasakymą jūs priimate noriai, pasiemate jo poziciją, dažnai mes neturim laiko patys turėti savo nuomonę, susipažinti su informacija detaliai, tai dėl to yra žmogus, kurio pasitikė, dėl to pasiimė nuomonę, ją tiražuoja. Keistas reiškinys, bet šiuo informaciniam amžiui tai neretai taip vyksta. Tai kai žmonės bijo, nes aš turbūt ir vardinčiau šitą žodį kaip baimę, tai tuomet jie pasiduoda emocijom, girdi tik nuomonių lyderius ir tuomet jau kurios stipresnė propaganda, tas turbūt ir turi didesnį įtaką. Šiuo metu mes turime, man atrodo, kai žiniasklaidos priemonės nemaža dalim apsijungia, tai tas dalykas, kad skelbiama vėl bus dalis žmonių vatnikais ir prorusiškais, man atrodo, čia yra iškart po mitingo ir prasidės tokie dalykai. Labai to nenorėčiau, manau, kad atvirkščiai mes turime, kaip minėjau, eiti link kažkokios vienybės, suprasti, kad tikslas mūsų iš esmės yra tas pats. Antrą punktą savo pasižymėjau, kad tikslas mūsųgi ir yra tiek vienos, tiek kitos stovyklos, kad turėti nepriklausomą žiniasklaidos priemonę valstybinę, visuomeninis transliuotojas vadinasi pas mus, bet iš esmės yra valstybės išlaikoma televizija, radijas, informacinis toks kanalas, grupė, visi mes norim to paties. Reiškia, turime kalbėti apie tą patį tikslą. Tada sekantis dalykas, ką mes turime daryti, tai mes turime atsiriboti nuo asmenybių kažkokių. Mes neturime šnekėti, čia taikau ir savo, čia nepagalvokti kažkoks šventasis. Aš irgi darau klaidų, aš irgi kartais piknaudžiauju ir ne visada darau taip, kaip sakau, bet kaip turėtų taip atrodyti. Mums reikėtų nustoti kalbėti apie Moniką Garbačiauskaitę iš vienos pusės, apie Žemaitaitį iš kitos pusės. Turime kalbėti turbūt apie kažkokius principus, tai yra, reiškia, ne kas valdys LRT, o kokie turi būti procesai, kaip turi būti vykdomos atrankos arba atleidimai, kad mes turėtume tinkamą žiniasklaidos priemonę. Tai nuo asmenybių prie kažkokių konkrečių principų. Irgi labai svarbu remtis faktais, ne kažkokiu naratyvu, tai yra gal kažkam svetimas žodis, tai yra kažkokia bendra tendencija, bendra kryptis. Ne, aš siūlau nagrinėti konkrečius faktus, jeigu mes, pavyzdžiui, nagrinėjom audito išvadas, tai rimkime kažkokius konkrečius faktus, žiūrėkime, kaip mes tuos pačius faktus būtume interpretavę, jeigu eitų kalba apie kažkokią kitokią įmonę. Ir man atrodo, viskas tuomet bus tvarkingiau arba bent jau objektyviau. Nes dabar tiesiog bet kokią kritiką LRT atliktam, bet kokia kritika LRT traktuojama kaip iš tikrųjų prorusiškumas ir atvirkščiai, kad jeigu tu pavarai smagiai ant Skardžiaus arba Žemaitaičio, sudirbi tas audito išvadas, tai tu jau labai patriotiškas ir atvirkščiai, taip neva įrodai savo pilietiškumą, patriotiškumą. Aš manau, kad tai yra absoliučiai neteisinga. Aš esu labai patriotiškas žmogus, tiek Lietuvos patriotas, tiek kare irgi labai mėgsta čia pasimatuoti, aš irgi palaikau Ukrainą, bet čia ne apie tai, bet tas man netrukdo matyti, kad LRT audito išvadose tikrai yra labai šiurkščių pažeidimų, mano nuomone. Ir tą švelnių įvardina kontrolierė, valstybės kontrolierė, bet ir jinai matydama, kad pati LRT vadovė bando sumenkinti audito išvadas, tai jinai tiesiog išėjo su atskiru pranešimu apie tai, kad ne, tai yra sisteminiai pažeidimai ir kuriuos reikia sutvarkyti. Tai sumenkinti jų nereikėtų. Ir aš siūlau tada vėlgi neturėti kažkokios bendros nuomonės apie auditą, o mes galim ir siūlau nagrinėti kiekvieną iš tų audito išvadų atskirai. Lygiai tas pats reikėtų kalbėti ir apie LRT pataisas. LRT įstatymas nėra kažkokia šventa karvė, kad apie tai negalima būtų kalbėti. Lygiai taip pat tai nėra kažkokia šventa karvė ir tas įstatymas, kuriam negalima būtų teikti pasiūlymų arba net keisti jį. Primenu, kad pernai, reiškia, Tėvynės sąjungai kaip pagrindiniam valdančiųjų partneriui baigiant kadenciją, atvirkščiai buvo priimti įstatymo pakeitimai ir tuo metu tai kažkaip gražiai suėjo ir niekam labai neužkliuvo. Taip kad joks įstatymas nėra šventa karvė ir
tikrai yra normalu apie tai kalbėti, diskutuoti, teikti pasiūlymus, diskutuoti dėl tų pasiūlymų ir galiausiai priimti mums daugumai bent jau priimtiną sprendimą. Tai aš manau, kad taip turėtų būti. Tai va, ir pabaigti turbūt norėčiau, kad visuomeninis transliuotojas tai nėra kažkokios grupelės žmonių. Siūlau jų traktuoti kaip mūsų, nes taip ir yra. Ir nepriklausomai nuo to, ar jums atrodo dabar, kad esat kritiški ir jums atrodo, kad LRT neatspindi jūsų nuomonės, tai normalu vis tiek įlaikyti mūsų visuomeninių transliuotojų, siekti to, kad ta nuomonė būtų atspindėta, lygiai taip pat kitiems, kurie įsivaizduoja, kad jie yra labai patriotiški, o kiti kažkokie yra vatnikai, irgi nepamiršk, kad ne, čia nėra jų, čia yra visų mūsų ir jeigu šiandien tas susirinkimas, protestas, mitingas vyksta su šūkiu neatimkite laisvės žodžio, tai dėja, bet panašu, kad jeigu mes išplėsim šitą savoką, tai teks duoti eterį ir Celofanui, Vaitkui ir visiems kitiem veikėjai, kurie gal nėra gerbiami visuomeniai. Aš irgi iš tų žmonių paprivengiu. Dabar nepykit ir nerašykit kažko blogai komentarų, čia mano nuomonė. Aš irgi labai džiaugiuosi, kad galiu savo nuomonę pasakyti. Tai va, bet jeigu mes eina kalba apie laisvą žodį, tai net tie, kas mums nepatinka, tol, kol jie nepripažinti kažkokią grėsmę nacionaliniam saugumui, jie irgi turi teisę į laisvą žodį. Tai nežinau, tai yra turbūt demokratijos minusas, kad dėja turi būti išgirsti visi. Vėlgi sprendimus priimam pagal tai, kaip nubalsuoja dauguma, taip veikia demokratija. Jeigu mums nepatinka demokratija, žmonės nubalsuoja, kad nebenorim demokratijos, tuomet sustarsim dėl naujų taisyklių ir gyvensim pagal tas taisyklės. Kol tos taisyklės nepakeistos, tai laisvas žodis reiškia visiems laisvas žodis. Ir čia turbūt tie LRT kritikai, kuriems nepatinka kaip dabar yra, jie turbūt to ir pasigenda. Bet kuriuo atveju kviečiu į dialogą, kviečiu bent kai kuriais klausimais išmokti, surasti sutarimą, judam link bendro tikslo ir viskas bus gerai. Dabar, jeigu sugebėjot pasižiūrėti iki pabaigos, labai jums ačiū, spauskite patinka, jeigu iš tikrųjų patiko, ką čia dabar prišnekėjau, prenumeruokite kanalą, jeigu kalbėsite su draugais, giminėm ir taip toliau, galite užrodyti ir šitos video, galbūt kažkas irgi pradės sekti, gal sklaida padidės, ačiū jums labai ir gražios dienos.